Mes grįžome, o Simsa, ne? Po operacijos, va, ramentukai sudėti, viskas tvarkingai, Sims yra X padėjęs, spausim X, važiuosim į farus. Ir žiūrėsim. Vienintelis dalykas, ką paminėti, šiame epizode mačiau, kad buvo vairuotas automobilis išgėrusių žmonių, nes aš visada pažiūriu anonsą ir nusprendžiu, ar verta bus daryti, ar ne. Arba jeigu žmonės atsiunčia rekomendacijas, tada jau jeigu geras epizodas irgi pasikliauju ir varau, nežiūrėjęs, kad emocija būtų tvarkinga. Tai šiame epizode mačiau bus 3 vyrai išgėrę, nežinau, kuris vairavo ir mačiau vieną, todėl nespėsiu jo promilių, bet čia yra Farai Reloaded rekordas 3,33 promilės, nes parodė per anonsą. O kitų 2 nežinau, tai tuos kitus 2 bandysim atspėti, jeigu rodys aišku epizode, kaip bučia. Ir norėčiau paminėti, kad jeigu esate Contribui ir Coffee, galite rasti štai tiek. Vat visą kupetą epizodų skirtų tik jums. Ir žinoma, visus trečiadienio epizodus jūs gaunate bent jau parą anksčiau negu visi kiti žmogeliai, kurie žiūri YouTube. Ačiū visiems, tai nepamirškit paspausti laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą ant šio video. Jeigu nuspręsite tapti Contribui, nuorodą žinoma rasite video aprašyme ir čia jau yra naujas įkeltas šios savaitės epizodas. Kaimo machalkė su parakanai, su kirviais, ten žodžiu. Nespoilinsiu daug, kas būsit Contribui ir Coffee, galėsit rasti ir pažiūrėti. O dabar nieko mes nelaukiam, lekiam tiesiai į epizodą. Prie Germonto ežero stovėjimo aikštelėje pranešėjas mato stovintį baltos spalvos automobilį. Aš jau girdu, kad čia į žemaitišką rūkojimas. Matau, kaip galima girdėti, kaip pareigūnas bando literatūriškai kalbėti ir jis yra nuo žemaitės. Aišku, reikia literatūrinę kalbą kalbėti, bet jeigu nėra faro operatoriaus, garantuoju pareigūną, den žemaitišką. Jeigu būsite situacijai, ten žemaičių kalbą mes išgirsim. Linkėjimą Žemaitėje, jeigu esi Žemaitėjus ir nepaspausi laiką, oi tu gausi. Nu niek tu negausi iš tikrųjų, bet paspausk laiką. Jeigu esi suvalkietis, aš suprantu, skubus, bet žemaitis tai jau gal. Paspaudžiat laiką ir parašot komentarą, iš kur ateina laikas. Pažiūrėsim, kuri Lietuvos dalis dominuos komentaruose. Žemaičiai, aukštaičiai, dzūkai ar suvalkiečiai. Važiuojam. Opel Astra atrodo kaip po eismo įvykio apgadintas. Automobiliai... Kur mes kokšimės? Galimai neblaivus. Bandu. O čia nebus plungė? Lankomoje poilsiavietėje pastebėtas apdaužytas automobilis, kurio vairuotojas galimai neblaivus. Man kaip norisi iš karto pirmiausia pamatyti, kur yra, atpažinti vietą. Policija skuba į pranešėjo nurodytą vietą. Čia jau užmiestis. Pakeliui sustoja mašina ir jos vairuotojas tiksliau paaiškina, kur yra ieškomi asmenys. Nu. Tai jau niekur nebenulėkė, sėdi dviese. Šiuo metu Opelio ekipažas poilsiauja pievutėje. Kur čia yra? Čia plateliai kokie? Ne, gal. Čiatas, jeigu mes neišsiaiškinsim vietus ir nepasakys per epizodą, kuri čia zona yra, lauksiu jūsų komentarų, kad pasakytumėt, kur čia yra. Nevykusiai priparkuotas ir gerokai aplamdytas baltos spalvos automobilis nepriparkuotas, šviečia iš tarsi tolo. Paliktas. Valstybiniai numeriai nuplėšti, bamperis suskaldytas, veidrodėlis nulaužtas, o salone negyvos dvasios. Pareigūns iš karto ten. O, spartesnį žingsnėlį. Dairosi po apylinkės, ieško vietos, kur anot liudininkų poilsiauja nelaimingo Opeliuko ekipažas. Aha, tai jie čia yra. Ne vien nesimato. Ne vien nesimato? Kur, ne? Taigi epizodas yra. Ai va, ir sakau, turi būti, jeigu epizodas yra išėjęs. Žė, draugėliai, ir kita, susėdė apsikabinę. Bet sakė, 3 turi būti šitame anonse. Sėdi dviese. Labdien. Telšių policija, inspektorius. Telšė! Aš sakiau, Žemaitė, išsiaiškinom. Kažkur pritelšiu, čia bus aplink Mastį ežerą. Oho, čia psiukai. Kino automobilis. Nutieko. Mes niek nepadirbom, vien sėdau, kur naktų, ble. Čia jau bus, man atrodo, šitas ir daroms personažas. To kelis jau irgi pritemusios. Tas dėdulis dar ant fazės. Automobilio. O kas nutiek mašina? Jau pareigūnas sakiau, kad įsijungs
žemaičių kalba, kas nuteik mašina. Nu, matau, kad jį nutikė. Kuris vairavo tą automobilį? Nevairavau, jiems mariniai veins. Ir liudininkai, kurie matė. Kur vairautas, vardan Dievo. Tas, kur vairautas išėjai, vardan Dievo. Aik, tu koks žiaurus šitas. Koks žiaurus. Vyrai chorų tvirtina, kad avarijos nebuvo ir Opelio jie nevairavo. Tas vardan Dievo, aš negaliu. Išlipot iš automobilio. Вот там dalyks išlipom, bet nevairau. Normaliai sak, jeigu sak nevairavom ir žinokit, kaip kebra, aš tikiu, kad jie ir nevairavė. Jie iš dušios, iš dušelės sako, kad nevairavo. Aš šventai tikiu bachūrais, kad jie nevairavo. Bet nevairavum, gink nevairavum. Nesumaišykit pareigūną. O tai ką, mašina atsidūrė čia? Kuo mums bėgti, jeigu nevairavom? Aš irgi galiu antsnukį užsidėti. Tipo, jis irgi turi antsnukį. Blet. Einam iki automobilios. Susirinkit savo. Eik, tu čia sunkiai bus jam paeiti. Nevegerkit viešoje vietoje. Priputai stabonkiai. Aš turiu vieną fun story jums papasakot. Varau į taromatą priduoti butelių. Nu, kaip ir kiekvienas lietuvis, kuris yra užkaupęs namie buteliukų, skarbelių, varai taromatą atiduoti. Nesakysiu, kur Lietuvoj taromatė viename dėduks ir senutė atvaro su suglamžytais. Bet taip suglamžytais plasmasiniais buteliukais. Vyno, ne vyno, limonado, ne limonado, visokių. Ir užsuktais kamšteliais. Ir taromatė. Didžiulį šiukšlių maišą prisikrovė ir taromatė atsuka. Ir dviese iki raudonumo, aš galvoju jiems spaudimą, kol aš pridavinėjau ant kito taromatą, aš galvoju jiems spaudimas išmuš smegenis. Trečia, jie tos priputinėja butelius, kad galėtų priduoti. Aš nesuprantu, aš suprantu logiką, kad taupyti vietą ir tada vienu kartu ateiti. Bet kiek sveikatos atiduoti priputinėtos butelius? Wow. Tai aš kaip numačiau šitą. Šiaip fun fact, draugelis pirmą kartą pamatė ir man papasako istoriją, sakau, eik tu nesąmonė, nieks taip nedaro. Ir kai aš pamačiau savo akim dėduką ir senutę prie pat manęs taip darant, tai jau, wow. Kas vairavo automobilį? Policija. Kas vairavo automobilį? Kas vairavo automobilį? Rusų armijo tarnavus. Skrinšotą hibrydą darau tikrai faktas, kad mes darysim jau šitą personažą. Legend. Labai geras. Kas vairavo? Veins išėjai. Kas toksa? Jau ir pareigūnė. Supranti, jis yra tas bičias senis, tokiam amžiui, kuris jau žemaičių kalbos iš savęs neišmuš. Jaunesni, pareigūnai gali dar literatūriškai kalbėti, switchinti žemaičių. Šitas, jis literatūriškai nėra gyvenime kalbėjęs ir jis nemokėtų literatūriškai kalbėti. Ir pareigūnai suprato, kad reikia switchinti irgi jau į žemaičių, nes kitaip čia... Aš pavardės nepažįstu, bliam, frazių. Kiek pas jį frazių? Įvyks su tą mašiną, kad ant taip ir apgadinti. Ne, čia kaim buvo. Kokiam kaim? Čia praeikės biškį. Bet jums priklauso. Kaimas sakė pavadinimą. Kokiam kaim? Čia praeikės biškį. Bet jums priklauso mašina. Kupiškėnų. Abu piliečiai šiaip netai pasišnekučiuo. Neišgirdau kaimo pavadinimą. Čiatas, man atrodo, jūs komentaruose parašysit, kur kas yra. Šitas, kur eina, man atrodo, jam dabar duos pūsti. Anonse mačiau, jis įpūs 3,33. Čia yra big. Ir jis dar padoriai, sakyčiau, eina kaip su tiek promilių. Įdomus senuko. Blet, senuks, jeigu topintų viršų. Padome ateina iki tarnybinio automobilio. Ką čia turim? Ten jau pučia, ar čia signalkė? Nėra raktelių. Spynelėje rakto nėra. Ant galinės sėdynės guli striukė. Priekinė panelė papuošta lašiniais. Visur lašiniais? Traškučiai, stalo įrankiai ir tušti buteliai. Stalo įrankiai, tai čia yra restoranas. Opel restoran. Lašinukai. Kas nepaspausit laiko, jums reikės šitą su visų maišeliu taip suvalgyti. Neberodykit. Šakučių, ble. Ne. O bagažinė pilna sulūžusių automobilio dalių. Čia roleplayui perfect. Jie išrinkinėjo mašinas ir susidėjo bagažinio automobilio dalis, kuris praduos mechanikams. Wow, perfect. Mašinas dalis bus. Susirinkime. Arba čia, ką nulaužė, susidėjo.
Savaitgalio iškyla Bambaliukų čia. įspūdinga. Wow. Ir ant stogo pabuvojus. Neaišku. Ant stogo arba užsilipęs buvo. Abu sulaikytieji tvirtina, kad automobilį vairavo kitas žmogus, kurio dabar čia nėra. Tai kas vairavo automobilį? Aš jums sakiau, jūs nebūkite du. Nevedu. Ne mes, tipa. Nu, kad nevedu. Kas toks vairavo? Žinok, Ką pans O, pasakė vardą. mano automobilį pasiėmė? man tas automobilis iš tikrųjų man įėdo. O būna, kad tu duodi girtam vairuoti, tu tau patraukai gali baudžiamai, kad tu davėjai, vat sąžininkai prisipažįst, mono automobilį, sak. Davė vairuoti gatavam. Nu, supratau, gerai. Bet ne jūs vairavot. Tai aš jums, kiek syk man rekordą. Kiek syk žmogus sakys, nu? Nevairav. Kokį velčių važiuoti. Kokį velnių? Jums nedaug nei tų raktelių, jūs pasiimtus raktelis į bėg šitavo tavo kelių kaip pabėgti. Su raktelė. Ai, tai gal jis paėmė mašiną, pasiėmė raktelius ir pabėgo, sako, į tą pusę. Teik žinių. Nu, įteik žinių, nu. Teik žinių, nu ko daugiau be pasakysi. Bet tu atgerts ar negerts buvau, nu jau ko nežinau. Jaunesnis vaikinas kategoriškai tvirtina nevairavęs ir negalėtų net jei norėtų, nes vairuotojas pabėgo su rakteliais. Bėgu pasiimti. O ta mašina ir techniškai tvarkinga, su draudimu. Ir su draudimu, su viskum, bet pilnai, palauk, draudimas baigės, man rodos, šį mėnesį. Tas jį sudraudė. Palauk, ne, baigės šį mėnesį, man atrodo. Tai nėra draudimo, techniškai ir tvarkinga, tu ar techninė apžiūra. Technikinis iki kitų metų, nu, viskas. Viskas yra ir priregistruoti. Registravim nežinau, nusipirkau, palaukit. Nu, čia šeimininkų, kur neturi telefonų. Nu, dabar neturėsit biškį. Nu, tai aš jį ant čia... Bet jūs nusipirkot, jūs dabar esat skaitotės, jūs savininkas mašinos. Aš savininkas mašinos. Jūs davėt kažkam vairuoti mašiną girtam asmenį. Aš nedaviau, aš mėgojau, sakau. Ai, mėgojo, tai čia iš vis berės. Pats pasiimė. Automobilis techniškai Ir man atrodo, žinai, kas juokingiausia, kad jis sąžiningai viską sako teisybę ir jis nemeluoja. Bet šits mašiniuks jau nebėra techniškai tvarkingas, gal buvo iki šiandien. tvarkingas, jo savininkas kietai miegojo, o draugas be leidimo po apylinkės lekiojo. 333. Gaila nesiskaito man spėjimus. Anonse parodė, kad... 333 jūs kitams. Sulaikytiesiems patikrinamas blaivumas. O, ai, prašau, parodykit senuką. Nustatytas Vienam nustatys. Jeigu kitą iškart pasakys, reikia užsipausinti, jeigu nerodys kaip pučia. Kaip dabar spėt? Atvirai, aš norėčiau, kad senuks mūsų herojus būtų įpūtęs daugiau ir ownintų Farai Reloaded rekordą. Čiatas, žiūrėkit, vieną, aš mačiau komentarų, daug kas rašo, Simi, čia ne rekordas, yra kažkas dar daugiau įpūtę, yra 4 įpūtę. Mes renkam Farai Reloaded. Tų epizodų, į kuriuos aš reaguoju rekordą. Kol kas 333 yra rekordas. Farai Reloaded. Realių farų, kur rodo per TV3, tai žinai, ten gal ir yra galingesni rekordai. Epizodai, kuriuos aš išsirenku žiūrėti. Šitų rekordus mes fiksuojam. Tai kol kas 333. Atrodo, praeitą savaitę 326 buvo. Kaip aš norėčiau, kad šitas senukas žemaits būtų rekordų savininkas. Aš specialiai, aš 3,4. sunkus girtumo laipsnis, kitam vidutinis, bet nuotaika puikiai pas abu. Veda, būtų. TV6 policijai karuotų. Veda būtų, tai būsiam, kur per TV36 te rodo policijai. O aš rusų kareivis, važiuok. Davai būtų, kur rusų kareivis. Davai tu pūsk tik rusų kareivį. Eik. A čia pareigūn sakė, ar tas iš vidaus sakė? Nesikeikit. Čia fara. Klausykė dabar puskė. Į televizorių rodys. Palauk, mes galim spėti. Mums pasufleravo. Aš sakiau 3,4, aš keičiu. Sakė, kitam nustatytas lengvas. Tai palauk, lengvas yra iki 2. 1,8,4. 8 sekundės, puskėt, 2,4,6. Tai jūs... Tai vidutinis iki kiek yra? Aš nežinau, kaip promilės veikia. Iki kiek yra lengvas, iki kiek yra vidutinis ir nuo kada jau yra sunkus. Galit čia tas parašyti komentarę? Paleisti. Važiuok į PSAL ir aš virš. Vaizė
tiek, įpisau ir aš viršaus. Jie čia yra herojai, jau viskas. Techniškai tvarkingas kabutėse Opelis keliauja į saugojimo aikštelę. O tai ką tas savininkas dipino ir viskas? Vyksta ieškoti vairuotojo. Ai, važiuojam. Įtariamo, kur galimai gali būti pas savo mamą arba kažkur kitus pas iš seniau žinomus draugus. Aha, tai Pasitikusi Plungė 18, Žarėna 16, Alsėdžia 8. Išsiaiškinom tiksliai veitą, kur mes esam iš šitų 3 miestų ir kaimelių, esu buvęs visus 3. Linkėjimą Plungę, linkėjimą Žarėnams, linkėjimą Alsėdžiams ir aišku Telšiams. moteris tvirtina, kad sūnus miega. Sūnus miega, blėt, sūnus šoferis. Jinai žvirblių vadin sūnų? Jis ką tik mašiną pripisis važiavo. Koks jis tas žvirblis? Labą dieną. O kas buvo? Prieš kiek laiko? Ai, nu jinai gal nežino. Prieš pusvalandį. Grįžo ir atsijungė. Blet, kaip ir išėjęs, kaip ir išskrydęs. Čia bus promilių, kažin duos jam pūsti. Turėtų duoti, nes jeigu jis vairavo. O kaip žinos, ar jis vairavo? Kelkės. Vaikinas giliai įmigęs, tačiau Ei, policininkai net neatsikelia. lengvai nepasiduoda. Gritinikė šviežios yra? Vairavo automobilį neblaivs. Vairavo automobilį. Taip. Neblaivs. Nu negalėjai vairuoti. Sak, negalėjai vairuoti toks, nu logiška. Galėjai. Kelkis. Tu načio. Trinkit ausis. Ausis, ar nereik trinti? Einam. Prasimerk. Jis dar nesuprant, kad čia pareigūnai. Gera tu jau. Gera tu jau, sakė. Kylam. Pirmiausia, tenka išklausyti mamos priekaištus. Nu į vėl važiuojam mašiną, jie. Gera, kas atsitik. Tai jis gal prisipažins išgeręs. Nu kas tai, kom padarė? Kylam. O kom padarė? Keliamės, einam iki mašinos. Netau dabar. Bats daug ketama. Jėzus Marija. Tai vėl tas pats. Jėzus. Ai, žvirbliuką, tai čia tos viščiukus, kur cypsi vadino. Tai aš galvoju, žvirbliuką suniuką, Jėzus Marija išgėrusi už vairiuką vadino. Marija, Jėzus Marija. Klausyk. A turi prisais kažkokių draudžiamų daiktų? Niek neturi. Parodyk, kon turi. Parodyk, kon turi. Daug žiaptuvėlį. Ai, šitai. Daugiau niek neturi. Jeigu raktelius rastų, pizda. Ui! Ui! Opel Astra, viskas, ponas. Turim. Šito ir Opeliaus raktėlis katras. Čia- Prie mašinų, čia prie raktėlis ras. Bet čia jau daugiau įrodymų kaip ir nebereikia. Kišenėje randamas Opelio raktas. Klausimas, kas vairavo, išspręstas. Žiūrėk, dar papustil. Ui, jas, pučiam, mūsų dalis. Serveris išskrido. Tik tai, nu gerai, prieš pusvalandį grįžo, pamiegoja. Galėjo numiegotas promilės. 3,1. Alkotesterį. Atsisakot pūsti alkotesterį? Ar atsisakot pūsti alkotesterį? Papūsti. Supratai jau biškį, kad negerai gali baigti. Neužtenk, dar kartą reikės papūsti. Palauk, jeigu atsisako pūsti alkotesterį ir akivaizdžiai yra išgėręs, aš nežinau įstatymų, bet man atrodo atsisakius įrašomas maksimalus sunkus girtumas ir tada varo tikrinti kraują, kažkas tokio. Irgi, jeigu kažkas iš pareigūnų žiūri šitos video, būtų įdomu sužinoti komentaruose. O ten, Jėzus Marija. Skirtums, kur tu čia reikau? Jėzus, bet Praeik. Praeik. Blet, mamai skaud širdį, man kurva bidna už mamą ir jis dar čia hujelint mėgina. Piskit jam nahui riebiai. Juk vėl sumokėsiu tau. Gerai, praeikit. Du jau. Daug papūd. Kurti, ten porytą tą kurti. Ko nežinau, poryb. Jis verkt pradėjo. What the fuck is going on? Gal nuo mamos rūpesčio ir nerimo, bet vyrukui akise prisitvenkia ašarų. Putam, da. Gerai, pabišnu traukinikėm. Sulaikyta jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis. Kiek? Putimų 338. Rekordas, aš norėjau sakyti, kad bus. Permušė per vieną epizodą 2 rekordiniai pagerinimai. 338 naujas Farai Reloaded. Rekordas. Girtoms nustatyti jums. Čia. Žiūrėk dabar.
Prisipažįst, ką vairavot. Prisipažįst, vairavot. Supratam. 338 prisipažįst, kad vairavo, čia yra vaikinė. Putam, da. O bus nukritę. Aš sakau, nu turėtų. Visą laiką, jeigu jau promilės po truputį krenta. Nebent jis susikratė prieš užmigdams. 335. Antru pūtimu promilių tik padaugėjo. Antru pūtimu 364 A jūs juokaujat, gerbėmieji? Trečias rekordas. Per vieną video trigubas rekordas. Net ramentai apakęs. Aš, gerbėmieji, esu apakęs. Tokioje būklėje ne tik atvažiuoti, vaikščioti yra Jis tiesiog suprat, ką jam yra. Kap čia buvo, kai jūs vairavot? Paprašy Ai dabar jau paprašy pavairuoti. Blėta, būtų virš 3 pučiai. Jeigu ir vienas prašė. pavairuoti. Žiaurų. O tai kur jums pats buvo tuo metu? Mašino meigoj. Meigoja ir paprašė, tai prisidavė. Mašina. Jūs nuvažiavot prie Germonto kap. Prie Germonta. Ai, o tu pats vienas vairava? Strakals dar neveigoja. Strakals nemeigoja. Mes turim vardą senuko. Strakalas. Strakals. Strakalo žėdvalų gėrėm nuo čiulis. Čiurlys. O tu pats vienas vairava? Strakals dar neveigoja. Mes strakalo žėdvalų gėrėm nuo čiulis neveigoja. Čiurlys nemeigoja. Žiūrėk, mėgoj. Blemba, aš suprantu, kad čia yra 2 skirtingų žmonių kličkos. Strakals ir Čiurlys. Bet gal mes Strakalui dėsim pavardę Čiurlys. Įsivaizduokit, kaip smagiai skambės personažo to senuko vardas pavardė. Strakals Čiurlys. Wow! Bet tada, kur jūs įvažiavot su tą mašiną? Važiavom iki malų, nusimaudėm, vėl važinėjomės, nu taip, po padurniaus. O tai jo kiet automobilį, pavyzdžiui, neatsitrinkė da kažkur? Ne. O tai kas buvo mašina, kurie įtokį sugadinimą? Ten vakar važinėjęs po kaimą. O kas tokiai važinėjęs? Nežinau, čiuliaus, nu ten draugėlės. Ai, tiep ton mašiną sugadin? Nu taip, nu nusipirkų, palaužim. Nu, Ai, tai tokia pirko. Neatsidaužėt. Ne. Visiškai nikur. Ir iš Lieplauks atvažiavot iki Germonto. Ir palikot mašiną ir išbėgot, numiai. Nu, saliarka baigės. Ai, saliarka baigės. Nu. Jaunuolis nuoširdžiai iškloja visą istoriją. Ble. Siautėjo po apylinkės, kol baigėsi kuras. Poilsio zonoje pilna žmonių. Bėgioja krykštojantys vaikai, o suaugusieji Žiauru šiaip yra, bando pilna. pailsėti nuo miesto ir darbų. Tik Poilsiavietė, laimingo bet- atsitiktinumo dėka niekas nenukentėjo. Buvo gautas pranešimas, jog Nu ką, gerbimieji, žinokit, žiauriausias dalykas yra tas, kad tokių gali ir nesustabdyti. Jis ir be teisių gali sėsti nusipirkęs mašiną važiuoti. Labai. Aš toliau suportinsiu Farų laidą ir kaip policija Lietuvos sako, pamatėt išgerusius, būtinai praneškit, kaip turbūt šitoje vietoje irgi kažkas pranešė, pareigūnai atvažiavę rado. Tai respektas visiems, kurie iškviečia toks vietas. Nu niekad, nežinai, ten jūsų vaikas, brolis, sesė, mama gali būti. Tai pagarba pareigūnams už darbą, kaip visada, didelis jiems dėkui. O mes pamėginsim šiek tiek dar į šitą situaciją pažiūrėti iš komiškos pusės ir bandysime tuoj susikurti mūsų gerbimą Strakal Čiurlį ir pažiūrėsim, ar pavyks atkurti roleplay situaciją, kur aš bent galėčiau pareigūnus pajuokinti, pasakydamas tas legendinės frazės. Žinokit, aš jas net užsirašiau ekrane, nes čia yra wow, kokių turėjai Strakals frazių. Varom kurti personažą. Gerai, atvykom ir žinom, Strakals Čiurlys. Jisai šiaip neaukštas, 1,5 m dedam. Strakals Čiurlys, metai, žemė jam koks 100 metų gali būti, 1910 vasario 25, manau, bus gimęs. Čiurlys, Strakals vardas. Oi, kaip visada ant kito ekrano Strakals man yra pajungtas su savo viršum ir su savo visais vilemenėm kepurėm. Gerai, pradėsim nuo
plaukelių. Tusenės toks yra. Oi, gali būti taip. Važiuojam amžius. Mums turi labai būti amžius. Pamėginam tas raukšles atrasti. Galim gal ir biškį perspausti. Plaukai. Neaišku, mes dėsim kepurę, tai mums tik plaukų spalvą reikia atgaudyti. Čiurlis, trakals, blemba. Trakalo. Kažkas tokį gali būti. Čiurlis, šitai turim. Nu, ne tas yra čiurlys, žinau, bet man jau visas prikybos. Trakals, čiurlys. Ir reikia Adidas treningą rasti. Mėlyną visą treningeškę. Turim, treningą, mėlyną, prašau, yra. Gal violetinis labiau buvo, blemba, bet nu gerai, mėlyną artimiausia. Kelnes dabar reikia Adidas. Nors jo ne Adidas, jo off-brandinės yra, tik mėlynos priderintos. Gal dedam tokį su 2 juostom. Žiūrėk, mėlynas, gerai. Batus reikia atrasti dabar. Arčiausiai kaliošų bus, kroksiukai. Gerai. Kaip yra smagus personažas kur. Ir dabar dar reik lėmenės. Ui. Baikerių. Čia yra arčiausiai, ką aš galiu rasti, lėmenė turi būti pilkesnė. Eik tu, na, šitą geriausiai turbūt arčiausiai yra. Šiam 4, jau arčiau nerasim nieko. Viskas turim Strakals čiurlys. Gerbimieji žiūrovai. Strakals čiurlis. Ant kiek panašiai atkūrėm? Panašus ar nepanašus? Blemba, tikrai panašiai gavosi. What the hell? Važiuojam kurt RP situacijos. Gerai, gerbėmieji, žiūrėkit. Aišku, jisai vairuoja. Mes turim tokį Renuką. Opel Astros dėja, kai paprašiau serverio, neturėjo. Sako, Renuką turim. Nu, davai, baltas Renukas panašiai. Jau esu aplamdęs. Reikėtų dar labiau aplamdyti, galvoju. Kol nuvažiuosim iki vietos, kur galim išsikviesti policiją, galim daugiau ir aplamdyti. Reikia dėti per stulpus kiaurai. Varom, įsivaizduokim, kaip jie vairavo iki kol atvažiavo. Aš sakyčiau, va taip maždaug. Wow, mums policijos savo nereik dar. Nu! Gal rinkinuką turi? Aš niek vedu nevairavom. Sargė! Oi, kapotas nuėjo, visiškai, dabar mūsų mašina atitinka. Baigės, alercha reikia sakyti. Žiūrėk, galvoju, gal čia kur nors. Aš galiu atsisėsti gal čia. Aišku, mes neturim kitų draugelių personažų, Simis bando viską atkurti vienas. Kažkas rašė komentarą hibrydą, kad, sakot, Simi pasimi kokį draugelį ar ką nors ir atkurti situaciją. Nu čia reikia didesnio planavimo, a neatmetu galimybės, kad kada nors pasikviesiu ką nors, parodysiu epizodą ir sakysiu, tu atsimink šito personažo detalės, toks kaip kolebas galėtų būti ir pažiūrėsim, kaip gerai atkurtų kitas pažįstamas draugas, bičiulis ar kažkas, gal kitas turinio kūrėjas, kitą personažą šiuo atveju čiurlį, kaip atkurtų. O aš Strakalą, bet aš jungiu Strakalą ir čiurlį į vieną, aš gal netgi frazį iš abiejų panaudosiu ir viskas. O, sėdi čiurlį, koja, Strakalo, koja skaud, žiūrė. Tokia situacija. Išsiunčiau. Labai girti asmenys sudaužė automobilį ir sėdi prie jo išgėrė, reikia policijos pagalbos. Laukiam, ar atvažiuos ar ne. Gerbėmėjai, o kol laukiam policijos, šį savaitgalį, nuo penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, Game Onas Vilniuje. Didžiausias gamingo renginys Lietuvoje, tai visus kviečiu užsukti, jeigu dar neturit bilietukų. Daugelis jau turi, žinau, bilietus, kas mėgsta gamingą, bus šį savaitgalį Vilniuje. Ar aš su savo suvaryta koja būsiu? O, taip, prizumino į mašiną. Taip, aš būsiu, bus mano šeima, būsiu visą savaitgalį su ramentais, su vežimėliu, aš ką nors veiksiu, reikia į tokį renginį atvaryti. Ir jeigu neturit bilietukų, linką tikrai paliksiu video aprašyme, pasispauskit, pasimkit Game On bilietus ir... Žinoma, naudokit kodą svarbiausia, nes taip gausit papildomas nuolaidos, man atrodo, net 15% nuolaidėlę. Tai užsukit, pasičiupkit į Gaimoną, susitiksim savaitgalį ten, nes aš būsiu. Lemba, policija, nusireaguokit. Kol laukiam, žinokit, žiūrovai, aš dar galiu pasakyti, kurias esu legendinės frazės užsirašęs panaudoti. Vedu sėdau, niek nedarom. Nevairavom ne viens, ne antrus. Kur vairavo, tas išėjai vardan Dievo. Aš ir galiu ant snukių sėdėti. Aš Rusų armijoje tarnavis. Paveizėk ženklelį. Alio, girdžiu. Nu? Paveišti? Ne, iškveisk policijai, čia vairau prigėri. Nu, galim iškviesti. Jau iškveisk, arba nuvažiuok, PD pasakyk, kad čia atvažiuoti šį pydėti vairavom, ne. Tarnavis esu armijoje. Jei!
Šautautus! Aišku, pamatė, kad svarbiausia daryti, parašė, nuvarykite padai ir pasakykite, pasiūskite juos čia. Modė G, tuoj. Modė G, jeigu netyčia žiūri epizodą, šautautas tau. Gal mes taip bent ekipažą prisikviesim. Pabaikim su frazėm. Aš pavardės nepažįstu. Veizė, kaip į savo ir aš viršaus, čia polko testerio. Šitas frazės turiu. 7 frazės, kurias reikės panaudoti. Ką geresnių? Girdi dėdas? Policijos lauku. O nahu tau ta policija? Vairau, pripėsčia. Tai gal tau rinkinuką duot, ble? Ne. O na. Mano mašina užsidegė. Sprogsta mano mašina ar ne? O, užges. Policija, please. Nu, blemba, vėl ne. Čia tu perki? Ne, aš neperku, aš nesėdžiu, ne viens neutrus nevairavom. O tai tu sėdi ar nesėdi? O tu sėdi ar nesėdi? Sėdžiu. O tu slėtas lyja ar nelyja? Nelyja. O tai tau duot rinkinuką ar neduot rinkinuką? Nereik, aš pavardys nepažįstu. Tai gal duot rinkinuką? Tai seni, gal tau viskas gerai nėra? Papalapai ar kas spaudimas? Biški papus man į burną, nori pauostyt, aš tavo burną. Įkišu bybį į burną. Ai, tu nahui sėdu. Viso gero. Laiminga. Kodėl visi čia atvažiuoja? Kas čia su šitą vietą yra? Turim, pagaliau per tiek laiko. Diena jau kita atėjo. Atvykstam. Viskas. Susikaupiam. Kai garsiai, žinai. O kas atsitiko, ką? Ne, aš sėdau. Kaip sakot? Sėdau, vedu čia nieko. Nevairavom, aš čia sėdu. Gavau iškvietimą, matot, kad padaryta avarija, neblaivus vairuotojas, o dar gerate. Nevairavom, ne viens neantrus nevairavom. O tai kur antras? Kas? Tai kur antras? Ai, tas kur vairavo, žiūrėk, tas kur vairavo, pabėga, vardan Dievo. Vardan Dievo? Vardan Dievo pabėgo. Pabėgo, bet aš turiu informacijos, kad jūs vairavot automobilį. Ne, aš nevairavau. Tas, kur sakau, pabėga, kur vairavo. Čia plionkė trūkusiam. Ne, Plionkė konkrečiai. Kokia plionkė, ne, aš irgi galiu užsidėti ant snukį. Padarai testus plionkės. Ne dar, bet jau čia matosi. Nevairavau, tas sakau, kur vairavo, pabėga. Aš gink Dievui, vardan Dievo, nevairavau. Ir Dievui, tėvai, atsistok, biškai pasivaikščiosim, tiesiai juostą gerai. Kolega, stok čia ant juostos. Gerai, tiek čia plionį, ko tu vardu? Ar aš Strakals. Strakals čiurlys. Ateik prie manęs, Strakals. Nu, aš nevairavau. Jop, tvoju mat, blėt. Taip, priešas mane atsistok, priekė manęs. Ateik mane. Oha, per kairę lenką atsistok, žiūrėk mano kolegą. Žiūrėk mano kolegą. Idu. Taip, aha. Nu, veizu. Reikia pas jį. Nu, bet aš nevairavau, mes geriam, išvažiavom čia pro Žarėnus, lėkėm, atvažiavom prie Alsėdžių. Su mane dabar grįž. O, tai kad labai... O, vaikėlė, tai kur tu čia pribliovęs? Aš Rusų armiją tarnavau. Kokia armija, blėt? Rusų armiją tarnavau. Kokia Rusų armija? A čia esi, kur per TV6 rodytus TV policija pagalba? Jo, per farus rodyt. Ai, farai! Farai, gali linkėjimus perdėti. Nu, gera. Čia kur sutvarkyti, tu varau iki fontano. Daug linkėjimus. Linkėjimai aš perdėviau, aš nevairavau. Mašina, mano mašina. Tu nevairavai? Ne, mano mašina. Tas, kur vairavo, pabėga, aš sakau, vardan Dievo, pabėgo. Pabėga, kieno registruotas automobilis?
draugeliaus bus. Draugeliaus. Jau nepažįstams įrons, bet... Ne, mašinos žmonės yra sąžininga. Draudims jį pasibaigs. O, ant tavęs, ne? Bet ne, aš mėgojau. Aš mašiną... Bet žiūrėk, gink dievė, aš nenoriu niek sakyti, nevairavau. Aš tas, kur... Nu, pabėgau, nu, aš neatsimenu vardą. Aš mėgojau, ant pasim... Tai nėra liudininkų, nėra kaltininką, pats vien stovi prie savo mašinos pripisęs, nu. Bet, nu, nevairavau, dievė, žinau. Aš to ne, kas vairavo, aš pavardės nepažįstu. Pavardės nepažįstam, taip. Apibūdint draugą gali. Jo, su pilku megstiniu buvau, be kepurės, pripėsės, gatavs, ons vairavo. A, tai tu čia apie save, taip? Ne. Per vardant Dievo, ne apie save. Ons vairavo, ons pabėga, aš sakau. Vairavai pabėga, žinok, Agirį, klausyk. Nėra liudininkų, nėra įtariamąją, tai tu vienintelis, žinok, esi. Bet aš nevairavau, kamu melau, tu aš sakau, normaliai. Nevairavau. Nevairavau. Automobilis į medį įviniavęs, ne, čia nei... po medžių pakritęs guli gatą. Anei vakar buvau pasiėmė, nusipirk, to mašiną neapdauši, ne šiandien. Salerk baigės dabar. Ne šiandien, salerk baigės. Ta mašina nuo vakar čia priparkavęs. Ne, aš nevairavau, aš sakau. Ne, nuo vakar priparkavau šitą mašiną. Ne, aš neparkavau, aš sėdžiu, kamum bėgti, aš būčiau išėjęs į pabėgsi, jeigu aš būčiau vairavęs, aš tas, kur vairau pabėga. Tai kur tu bėgsi, ir tu nebepaeini, kur tu bėgsi? Nu, aš bet žiūrėk, matai ženkliuką ant kepurės, aš rusų armiją tarnavau. Nu, nu tu į ką man dabar ta armija, tavo neįdomi ta armija man tavo. Daug man pūsti. Įdomu, kas čia atsitika, man įdomu, kas čia vyks. Kas čia kurva vyks, tu man gali paaiškinti? Aš nevairavau, mes su padurnėvimu mašiną pasiėmė, buvom padurnėjama. Bet nevairavau. Tu durniuoji su mašinės, nepakritęs po eglė gatavas. Aš sėdėjau čia normaliai viskas. Sėdėjai, prisprodės. Žiūrėk, automobilis bus konfiskuojams, ne? Pripūs bunkerį. O pats su manim važiuosi į komisariatą. Bet aš nevairavau. Suskite mano lokaciją. Nevairavai, nu įsiaiškinsim, važiuosim į komisariatą, įsiaiškinsim, kas čia vairavo. Ar papolsytus farai pagalba? Einam. Nesisklaidai ir nesiskrečiuoja, aš to antrankių nedėdu. Ne, aš nevairavau, aš kur dabar? Į galą, ne į priekį, kur tu lipėjai, nu, blėt, šlapės klins, visas į galą sėsgi, nu. Aš, nu, gerai, aš jau atsisėdau. Į galą lip, prigėręs, visas, sakau, nu. Nu. Matau, kurva, persilidanau. Palauk, lip iš mašinų. Jau perlipau. Palauk, aš plevelę paimsiu to pasupinę paties ir prisišytės dar, blėt. Ne. Nu ką, nu ne, smirdi, blėt. Palauk, patiesiu, biški, va, sėsk. Dagi aš juk gerą persėdu. Juk aš sakau, aš rusų armiją tarnavęs. Tai dėl to ir apsišykęs, kad rusų armiją tarnavęs. Gerai, važiuojam į miesto komisariatą, pagrindinį tenais. Aš irgi tokį, ko tu čia užsidėjai, aš tokį antsnukį irgi galiu užsidėti. Kokį antsnukį? Nu tokį, kapatus, ko čia dėjai prie zubų. Kokį antsnukį, nieko nesidėjau. Ai, telefon, nu aš galiu antsnukį užsidėti tik pat. Kam tos antsnukis? Nu gerai, nesidėsiu. Ne, tu sakau, tu ramiai pabūk, važiuojam komisariatą. Aš ramiai, aš niekai nevairavau, aš sakau, man kas, ramiai. Ramiai, tai ramiai būk. Ramiai, sakau. Prisipažink, vairavai. Nevairavau, nu. Vardant Dievo, nevairavau. Tas pabėga. Vardant Dievo, tas, kur vairavo, pabėga, aš sakau. Prisipažink, prisipažinsi, bus ramiau. Bus ramu, šviesu, gera, bus labai gerai. Nevairavau aš. Nevairavai. Tas vairavo, aš nepažįstu pavardės. Einam, pasižiūrėsim, kas čia vairuoja, kas nevairuoja. Aš šiknos nebepaveltė, girdi. Aš... Nu ir išgėriau biškį, ar negali savai išgėrti? Na, iš biškį, blėt, apsišykęs, apsimyžęs, visas per kulnių šūdai bir pas tave.
Blet, reiks valyti, paprašys su grindu šėpė. Nelabai strakal. Žinau. Nu, o ką man reikia čia, aš juk lieka... Ne, nu tai... Gerai, pastovėk, žiūrėk, priešais stalą pastovėk. Tu čia neik prie manęs, priešais stalą ten pastovėk. Nu. Gerai. Paėmėsi dabar, žiūrėk, alkotesterį, įdėsi šiaudelių naują. Kiek buvo? 338? Ir duosiu tau papūsti. Nu, pučiam. Pasiruošęs? Jo, pučiu. Nu, pučiam. Nu, kiek čia? Kiek vinioja iš vairė, matai kiek vinioja, ar nelabai? 338. O. Nu? Ai, ne. Ai, sumaišiau 256 turėjau, bet vis tiek reik frazę dabar steik. Tikla. Nu, ir įpisau, ir aš viršaus. Ir ant viršaus įpisai. Įpisau, ir aš viršaus. Parodysi farai, laidą. Parodysim. Palisėsi, biškai pamėgosi. Nu, ir nevairavau. Arba čia. Palauk, klausyk, palauk. Blia, jaučiu visas frazės panaudojau. Žinai, ką, ateik čia. Duok dokumentą savo, aš užsirašau vardą pavardę, rytoj skambutį gausi, apklausai atvažiuosi. Padiktuok numerį. Mano vardas ir Strakals Čiurlys. Strakals Čiurlys. Gerai gavos. Jau galvojau, tiek laukiam policijos, galvojau, niek. Ir Strakals Čiurlys, rytoj 14:00 atvyk čia Jo. Aš nevairavau. Aš gerai. Tai tu ir nevairuoji, dabar reikia ilsėtis ir tu blaivų suteika, ne? A, varau. Nu, davai. Geros dienos, davai. Pavyko, gerbėmieji, pavyko. Gerbėmieji, pagaliau. Galvojau, jau nebeišsisuk situacija. Frazės pavyko panaudoti. Neprikaltino, kad vairavom. Tik tai sumaišiau įpūtimą. Taigi jis 256 įpūtė, tas kits įpūtė. Jo, Strakals 25. Nu, nesvarbu, kad sumaišiau tos įpūtimus, bet frazės panaudojau. Šautautas, aš supratau, kad čia buvo Litvakas, tai žiauriai ačiū jam, kad prisijungė roleplay'ų. Niekas, nors žinot, pas mane viskas skriptinta, nei aš jo kviečiau, nei aš ką, tiesiog sureagavo, atvažiavo į situaciją, tai šautautas, ačiū jam. Situaciją, manau, pavyko atkartoti tiek, kiek įmanoma, frazės pavartojant ir prisakant, kad nevairavai, viskas čia buvo ir prikalęs. Visai gerai, nežinau, komentaruose jūs nuspręsite. Jeigu norite pamatyti Contribui ir Coffee nariai, šitos visus papildomus epizodus, nuoroda video aprašyme, galite pasižiūrėti ir šią savaitę, žinoma, štai dar vienas naujausias epizodas jau yra paruoštas jums. Šiandien ačiū visiems, kad žiūrėjote, spaudžiam laiką, subscribe varpelį, bet ne varpą ir susitiksim jau kitą trečiadienį 19:30. Ačiū, kad esat, iki.